Visata nemoka stovėti vietoje. Nė vienas objektas per 13 milijardų 800 milijonų metų nuo didžiojo sprogimo nėra tiesiog sustojęs. Elektronai sukasi aplink branduolį tokiu greičiu, kad per sekundę padaro milijonus milijardų apsisukimų. Žemė sukasi aplink savo ašį 1670 km per valandą ties pusiauju, Saulė atlieka pilną apsisukimą per 25 dienas, paukščių takas šoka per galaktiką 225 milijonus metų vienam ratui, net superklasteriai. Didžiausi žinomi struktūros visatoje, lėtai, beveik nematomai sukasi kaip milžiniški kosmoso sūkuriai. Kodėl? Kodėl visata pasirinko judėjimą, o ne ramybę? Kodėl nei vienas daiktas negali tiesiog būti, o turi suktis, skrieti, šokti per erdvę? Atsakymas slypi ne fizikoje, bet metafizikoje, ne tame, kas vyksta, bet kodėl negali nevykti. Yra dėsnis, kuris valdė visatą nuo pirmosios sekundės po didžiojo sprogimo, dėsnis, kuris neleidžia sustoti, dėsnis, kuris paverčia judėjimą ne pasirinkimu, bet būtinybę. Jis vadinamas momento išsaugojimo dėsniu ir jis reiškia, kad jei kažkas pradėjo suktis, kad ir kaip lėtai, kad ir kaip nežymiai, tai suksis amžinai, nebent kažkas atims tą sukimąsi. Bet visatoje nėra kur dingti. Nėra išorės. Nėra vietos, kur galėtumėte išmesti judėjimą kaip šiukšles. Todėl viskas, kas kada nors pradėjo suktis, sukasi iki šiol ir suks iki pat laiko pabaigos. Kiekvienas kartas, kai jūs atsistojate nuo kėdės ir apsisukate, jūs patiriate tą patį dėsnį, kuris verčia galaktikas šokti. Jūsų kūnas, jūsų rankos, jūsų galva, visa tai turi kampinį momentą, fizikų terminą tam, ką galėtume vadinti sukimosi atmintimi. Kai pradėjote suktis, jūsų kūnas įsimena tą judėjimą ir jei niekas jūsų nesustabdo, jei neįrėmėte kojų į grindis, jei neištiesite rankų, jūs suksite amžinai. Žinoma, trinties jėga jūs sustabdo per kelias sekundės. Bet jei būtumėte erdvėje, kur nėra oro, nėra trinties, nėra nieko, kas galėtų jūs sulėtinti, vienas apsisukimas tęstųsi amžinai. Dabar įsivaizduokite, kad esate ne žmogus, bet dujų debesis, plaukiantis erdvėje prieš 13 milijardų metų. Jūs esate milžiniškas, šviesmečių skersmens, bet jūs sukatės vos, taip lėtai, kad vienas apsisukimas užtruktų milijonus metų. Tada gravitacija pradeda jūs traukti į vidų. Jūs tampate mažesnis, tankesnis, sunkesnis. Ir štai kas nutinka, jūs pradedate suktis greičiau. Ne todėl, kad kažkas jūs stumia. Ne todėl, kad atsiranda nauja energija. Bet todėl, kad jūsų kampinis momentas, tas sukimosi atmintis turi išlikti tas pats. Kai jūsų spindulys mažėja, jūsų greitis turi didėti. Tai matematinė būtinybė, fizikos aksioma, visatos įstatymas, kurio niekas negali pažeisti. Tai yra priežastis, kodėl Žemė sukasi. Tai yra priežastis, kodėl Saulė sukasi. Tai yra priežastis, kodėl kiekviena žvaigždė, kiekviena planeta, kiekviena galaktika sukasi. Ne todėl, kad kažkas jas įsuko kaip žaislą. Bet todėl, kad jos gimė iš besisukančio debesies ir tas sukimasis niekur nedingo. Jis tik pasidarė greitesnis, intensyvesnis, galingesnis. Visata nėra statinė. Ji yra šokis, kuris niekada nesibaigia. Bet kodėl tas pirminis debesis apskritai sukosi? Kodėl didysis sprogimas nesuteikė visatai tobulos ramybės, tobulos simetrijos, tobulos nejudrumo? Atsakymas yra toks paprastas, kad atrodo beveik banalus, nes tobula ramybė yra neįmanoma. Kvantinė mechanika, fizikos šaka, kuri aprašo mažiausius egzistuojančius dalykus, sako, kad absoliutus nejudrumas pažeidžia neapibrėžtumo principą. Jei dalelė būtų visiškai nejudri, mes žinotume jos padėtį ir greitį absoliučiai tiksliai, o tai draudžiama. Todėl net tuščioje erdvėje, net absoliučiame nulyje, dalelės virpa, juda, šokinėja. Visata yra įgimtai nerami. Ir ta neramybė, padauginta iš 13 milijardų 800 milijonų metų, tampa sukimusi, kuris matome šiandien. 1633 metais Galilėjus sėdėjo savo namuose Florencijoje ir stebėjo Jupiterį per teleskopą, kurį pats pasigamino. Jis matė 4 mažus šviesos taškus, judančius aplink planetą, ir suprato, kad tai mėnuliai, pasauliai, skriejantys aplink kitą pasaulį. Bet jis pastebėjo dar kažką keistą, Jupiteris pats sukosi.
Jis galėjo matyti dėmes ant planetos paviršiaus, judančias iš vienos pusės į kitą, ir per 10 valandų jos grįždavo į tą pačią vietą. Jupiteris sukosi greičiau nei Žemė, nors buvo 11 kartų didesnis. Kodėl? Galilėjus nežinojo. Jis tik žinojo, kad tai prieštaravo Aristotelio filosofijai, kuri tvirtino, kad dangaus kūnai yra tobuli ir nekintami. Bet štai jie sukosi, keitėsi, judėjo. Dangus nebuvo tobulas. Jis buvo gyvas. 250 metų vėliau Isakas Niutonas suformulavo judėjimo dėsnius, kurie paaiškino, kodėl planetos skrieja aplink Saulę, kodėl Mėnulis skrieja aplink Žemę, kodėl obuolys krenta nuo medžio. Bet net Niutonas negalėjo paaiškinti, kodėl visos šios orbitos yra ne tiesios linijos, bet elipsės, ne kritimas, bet šokis. Jis žinojo, kad kampinis momentas išsaugomas, kad besisukantis objektas tęsia sukimasi, bet jis nežinojo, kodėl viskas apskritai sukasi. Atsakymas atėjo tik 20-ajame amžiuje, kai astronomai pradėjo suprasti, kaip gimsta žvaigždės ir planetos. Jie suprato, kad visos jos gimsta iš dujų ir dulkių debesių, kurie plūduriuoja tarp žvaigždinėje erdvėje. Šie debesys yra milžiniški, 100 šviesmečių skersmens, bet jie nėra visiškai vienodi. Vienoje vietoje dujų šiek tiek daugiau, kitoje šiek tiek mažiau. Ir kai viena sritis tampa šiek tiek tankesnė, jos gravitacija pradeda traukti aplinkinius dujus. Debesis pradeda trauktis. Bet štai kas svarbu, debesis niekada nėra visiškai nejudrus. Galbūt jį pastumė sprogusi žvaigždė netoliese. Galbūt jį išjudino gravitacinė banga iš tolimos galaktikos. Galbūt jis tiesiog gimė su mažyte, beveik nepastebimu sukimusi dėl kvantinių fliuktuacijų didžiojo sprogimo metu. Nesvarbu kodėl, jis sukasi. Ir kai jis pradeda trauktis, tas sukimasis stiprėja. Įsivaizduokite ledo čiuožėją, besisukantį ant ledo. Kai jį ištiesia rankas, jis sukasi lėtai. Kai jį pritraukia rankas prie kūno, jis sukasi greičiau. Kodėl? Nes jos kampinis momentas, produktas jos masės, atstumo nuo sukimosi ašies ir greičio, turi išlikti pastovus. Kai atstumas mažėja, greitis turi didėti. Tai nėra pasirinkimas. Tai matematinė būtinybė. Tas pats vyksta su dujų debesimi. Kai jis traukiasi, jos spindulys mažėja, todėl jo sukimosi greitis turi didėti. Debesis, kuris pradžioje sukosi taip lėtai, kad vienas apsisukimas užtrukdavo milijoną metų, po milijono metų gali suktis per vieną dieną. Po dar milijono metų, per vieną valandą. Kai debesis galiausiai sutraukia į žvaigždę, ta žvaigždė sukasi taip greitai, kad vienas apsisukimas užtrunka tik kelias dienas arba net kelias valandas. Neutroninės žvaigždės, žvaigždžių lavonai, suspausti iki tokio tankio, kad arbatinis šaukštelis jų medžiagos sveria milijardą tonų, sukasi dar greičiau. Kai kurios neutroninės žvaigždės atlieka 100 apsisukimų per sekundę. Jos yra greičiausi besisukantys objektai visatoje, ir jos sukasi ne todėl, kad kažkas jas įsuko, bet todėl, kad jos yra sutrauktos versijos normalių žvaigždžių, kurios jau sukosi. Jų kampinis momentas išliko tas pats, bet jų spindulys sumažėjo 10 000 kartų, todėl jų greitis padidėjo 10 000 kartų. Kiekvienas kartas, kai jūs atidarote skėtį lietuje ir jis pradeda suktis nuo vėjo, jūs matote tą patį principą. Skėtis surenka oro judėjimą, netaisyklingą, chaotišką ir paverčia jį sukimusi. Kai skėtis užsidaro, jis sukasi greičiau, nes jo spindulys sumažėjo. Tas pats dėsnis, kuris verčia jūsų skėtį suktis, verčia galaktikas šokti. Bet štai kas tikrai stulbinanti, šis dėsnis neturi išimčių. Nė vienos. Per 13 milijardų 800 milijonų metų visatos istorijos nė vienas objektas niekada nepažeidė momento išsaugojimo dėsnio. Nė vienas. Tai yra vienas griežčiausių gamtos įstatymų, vienas iš kelių principų, kurie atrodo esą absoliučiai universalūs. Kodėl? Kodėl visata paklūsta šiam dėsniui taip fanatiškai? Atsakymas slypi simetrijos ir išsaugojimo dėsnių ryšyje, gilioje matematinėje tiesoje, kurią atrado vokiečių matematikė Emmy Noether 1918 metais. Ji įrodė, kad kiekvienas išsaugojimo dėsnis atitinka tam tikrą simetriją gamtoje.
Energijos išsaugojimas atitinka laiko simetriją, tai, kad fizikos dėsniai šiandien yra tokie patys kaip vakar ir bus tokie patys rytoj. Impulso išsaugojimas atitinka erdvės simetriją, tai, kad fizikos dėsniai čia yra tokie patys kaip ten. O kampinio momento išsaugojimas atitinka sukimosi simetriją, tai, kad fizikos dėsniai nepriklauso nuo to, kokia kryptimi žiūrite. Kitaip tariant, visata išsaugo kampinį momentą todėl, kad jai nesvarbu, kaip esate apsisukę. Šiaurė nėra geresnė už pietus. Rytai nėra geresni už vakarus. Visos kryptys yra lygiavertės. Ir ši paprasta simetrija, ši paprasta tiesa, kad visata neturi viršaus sukuria dėsnį, kuris verčia viską suktis amžinai. Tai yra grožis fizikoje. Paprasčiausios simetrijos sukuria giliausius dėsnius. Ir tie dėsniai valdo viską nuo elektrono, besisukančio aplink atomą, iki galaktikos, besisukančios per kosmosą. Žemė sukasi jau 4,5 milijardų metų. Kai ji gimė iš dujų ir dulkių debesies, skriejančio aplink jauną Saulę, tas debesis jau sukosi. Kai debesis traukėsi, jo sukimasis stiprėjo. Kai jis galiausiai suformavo planetą, ta planeta paveldėjo visą tą sukimąsi. Ir nuo tos dienos Žemė sukasi be sustojimo. Kiekvienas kartas, kai matote saulėtekį, jūs matote ne Saulę, kylančią virš horizonto, bet Žemę, besisukančią link Saulės. Jūs stovite ant paviršiaus, kuris juda 1670 km/h ties pusiauju, greičiau nei garso greitis. Bet jūs to nejaučiate, nes oras aplink jūs juda tuo pačiu greičiu, Žemė po jumis juda tuo pačiu greičiu, viskas, ką matote, juda tuo pačiu greičiu. Jūs esate ant besisukančio pasaulio, bet jums atrodo, kad stovite vietoje. Tai yra reliatyvumo esmė, ne Einšteino reliatyvumas, bet paprastas kasdieninis reliatyvumas. Judėjimas egzistuoja tik santykiu su kažkuo kitu. Jei viskas juda kartu, niekas nejuda. Bet jei pažvelgtumėte iš Mėnulio, matytumėte Žemę, besisukančią kaip milžinišką viršelį, atlikdama pilną apsisukimą per 24 valandas. Ir Žemė niekada nesustos. Ne todėl, kad ji turi variklį. Ne todėl, kad kažkas ją stumia. Bet todėl, kad jos kampinis momentas neturi kur dingti. Yra šiek tiek trinties, Mėnulio gravitacija kelia potvinius, kurie lėtai, labai lėtai lėtina Žemės sukimąsi. Per 100 milijonų metų diena pailgėja maždaug 1 valanda. Bet tai reiškia, kad Mėnulis atsitraukia nuo Žemės, jis paima tą kampinį momentą savo. Bendras kampinis momentas Žemės Mėnulio sistemos išlieka tas pats. Niekas nedingsta. Viskas tik transformuojasi. Saulė sukasi dar greičiau nei Žemė, pilnas apsisukimas per 25 dienas ties pusiauju. Bet Saulė nėra kietas kūnas kaip Žemė. Ji yra dujų kamuolys ir skirtingos jos dalys sukasi skirtingais greičiais. Pusiaujo regionas sukasi greičiau nei polių regionas. Tai sukuria magnetinius laukus, kurie susipina, susisuka, sprogsta, sukurdami Saulės dėmes ir Saulės blyksnių. Saulės sukimasis nėra tik judėjimas, tai energijos šaltinis, jėga, kuri maitina erdvės orą, kuris pasiekia Žemę ir sukuria poliarinę šviesą. Kiekvienas kartas, kai matote poliarinę šviesą, žalias ir raudonas uždangas, šokančias danguje, jūs matote Saulės sukimosi pasekmę. Jūs matote kampinio momento išsaugojimo dėsnį, paversta šviesa. Paukščių takas, galaktika, kurioje gyvename, sukasi dar lėčiau, bet dar įspūdingiau. Pilnas apsisukimas užtrunka 225 milijonus metų. Saulė, kuri yra maždaug per pusę kelio nuo galaktikos centro iki krašto, juda aplink centrą 220 km per sekundę. Tai yra 800 000 km/h, greitis, kuris sunkiai įsivaizduojamas. Bet galaktika yra tokia didelė, kad net tokiu greičiu Saulei reikia 225 milijonų metų atlikti vieną ratą. Paskutinį kartą, kai Saulė buvo šioje vietoje galaktikoje, Žemėje vaikščiojo dinozaurai. Kitą kartą, kai jį grįš čia, žmonių galbūt jau nebus. Bet galaktika vis tiek suks. Nes jos kampinis momentas neturi kur dingti. Ir ne tik galaktikos sukasi. Superklasteriai, grupės tūkstančių galaktikų, susietos gravitacija, taip pat lėtai sukasi. Vienas apsisukimas užtrunka milijardus metų, bet jie sukasi.
Net didžiausios žinomos struktūros visatoje paklūsta tam pačiam dėsniui, kuris verčia jūsų skėtį suktis vėjuje. Visata nėra rinkinys atskirų objektų. Ji yra vienas milžiniškas šokis, kur kiekvienas šokėjas juda savo ritmu, bet visi paklūsta tai pačiai muzikai, momento išsaugojimo dėsniui. Bet kas nutiktų, jei galėtumėte sustabdyti sukimąsi? Kas nutiktų, jei galėtumėte paimti Žemę ir ją sustabdyti, paversti ją visiškai nejudriu objektu? Atsakymas yra bauginantis, jūs negalite. Ne todėl, kad neturite pakankamai jėgos, bet todėl, kad kampinis momentas turi kur nors dingti ir visatoje nėra kur nors. Jei sustabdytumėte Žemės sukimąsi, tas kampinis momentas turėtų būti perduotas kažkam kitam, galbūt Saulei, galbūt Mėnuliui, galbūt visai galaktikai. Bet jis negali tiesiog išnykti. Tai yra išsaugojimo dėsnių galia. Jie nėra tik aprašymai, kaip gamta elgiasi. Jie yra apribojimai, ko gamta negali daryti. Energija negali būti sukurta ar sunaikinta. Impulsas negali būti sukurtas ar sunaikintas. Kampinis momentas negali būti sukurtas ar sunaikintas. Šie dėsniai yra absoliutūs, universalūs, neišvengiami. Ir jie reiškia, kad visata, kuri pradėjo suktis 13 milijardų 800 milijonų metų prieš, suks amžinai. Kiekvienas objektas, kiekviena dalelė, kiekviena galaktika neša savyje tą pirminį sukimąsi, tą pirminę neramybę, kuri gimė kartu su pačia erdve ir laiku. Visata nemoka stovėti vietoje. Ir niekada neišmoks. Bet kaip tiksliai veikia šis mechanizmas? Kaip fizika paverčia sukimąsi į amžiną įstatymą, kurio niekas negali pažeisti? Įsivaizduokite, kad kampinis momentas yra ne abstrakti matematinė formulė, bet fizinis objektas, nematomas, bet realus kaip akmuo. Kai dujų debesis pradeda suktis, jis įgyja šį objektą ir šis objektas negali tiesiog išnykti. Jis gali būti perduotas, padalintas, transformuotas, bet negali būti sunaikintas. Tai tarsi skolos kvitas, kurį visata išrašė pati savo 13 milijardų 800 milijonų metų prieš, ir ši skola niekada nebus išmokėta. Kiekvienas besisukantis objektas yra tos skolos nešėjas, ir jis perduos ją toliau, planetoms, kurios iš jo gims, žvaigždėms, kurios iš jo sulieps, galaktikoms, kurios iš jo susiformuos. Matematiškai kampinis momentas yra masės, atstumo nuo sukimosi ašies ir greičio sandauga. Bet kas tai reiškia fiziškai? Įsivaizduokite vaiko sūpuokles parke. Kai vaikas sėdi arčiau centro, sūpuoklės juda lėčiau. Kai vaikas atsistumia toliau nuo centro, sūpuoklės juda greičiau. Tas pats principas, atstumas nuo ašies keičia greitį, bet bendras kampinis momentas lieka pastovus. Dabar įsivaizduokite, kad vaikas yra ne ant sūpuoklių, bet ant besisukančios karuselės. Kai jis eina link centro, karuselė sukasi greičiau. Kai jis eina link krašto, karuselė sukasi lėčiau. Jis gali kontroliuoti greitį tiesiog keisdamas savo poziciją, bet negali pakeisti bendro kampinio momento. Kiekvienas kartas, kai jūs sukate biuro kėdę ir pritraukėte kojas prie krūtinės, jūs sukatės greičiau, tas pats dėsnis, kuris formuoja galaktikas. Arba įsivaizduokite vandens sūkurį kriauklėje. Kai vanduo pradeda tekėti į nutekėjimo angą, jis formuoja spiralę. Kuo arčiau centro, tuo greičiau vanduo sukasi. Kodėl? Nes vanduo, kuris buvo toliau nuo centro, turėjo tam tikrą kampinį momentą, jis judėjo tam tikrų greičių, tam tikrų atstumų nuo ašies. Kai jis priartėja prie centro, atstumas mažėja, todėl greitis turi didėti, kad kampinis momentas išliktų tas pats. Sūkurys kriauklėje yra miniatiūrinė galaktika, paklūstanti tiems patiems dėsniams. Tas pats vyksta kiekvieną kartą, kai maišote kavą šaukštelių, skystis sukasi greičiau centre nei kraštuose, formuodamas mažytį sūkurį. Bet yra dar gilesnis lygmuo. Kampinis momentas nėra tik klasikinės fizikos savybė, jis egzistuoja net kvantinėme lygmenyje. Elektronai, skriejantys aplink atomo branduolį, turi kampinį momentą, kuris yra kvantizuotas, tai reiškia, kad jis gali turėti tik tam tikras diskrečias vertes, ne bet kokias. Elektronas negali suktis šiek tiek greičiau ar šiek tiek lėčiau, jis gali suktis tik specifiniais, griežtai apibrėžtais greičiais. Tai tarsi pianinas, kuris gali groti tik tam tikras natas, ne bet kokius garsus tarp jų.
Ir štai kas stulbinanti, net pats elektronas ne kaip dalelė, skriejanti aplink branduolį, bet kaip objektas pats savaime, turi vidinį kampinį momentą, vadinamą spinu. Elektronas sukasi aplink savo ašį, nors jis neturi tikros ašies, nes jis nėra mažytis rutulys, bet kvantinė tikimybių banga. Bet tas sukimasis yra realus, išmatuojamas, fundamentalus. Elektronas negali nustoti suktis, nes jo spinas yra jo tapatybės dalis, tokia pat esminė kaip jo krūvis ar masė. Kiekvienas kartas, kai jūs liečiate bet kokį objektą, jūs liečiate milijardų besisukančių elektronų, visata sukasi net jūsų pirštų galiukuose. Dabar paimkite šį principą ir padidinkite jį iki astronominių mastelių. Kai dujų debesis, kurio masė lygi 1000 saulių, pradeda trauktis gravitacijos veikiamas, jo spindulys gali sumažėti nuo 100 šviesmečių iki 1 šviesmečio 100 kartų. Jei kampinis momentas turi išlikti pastovus, o spindulys sumažėja 100 kartų, greitis turi padidėti 10 000 kartų, nes kampinis momentas priklauso nuo spindulio kvadrato. Debesis, kuris pradžioje sukosi taip lėtai, kad vienas apsisukimas užtrukdavo 10 milijonų metų, dabar sukasi per 1000 metų. Kai jis toliau traukiasi į žvaigždę, sukimasis dar labiau pagreitėja. Tai paaiškina, kodėl jaunos žvaigždės sukasi taip greitai, kai kurios atlieka pilną apsisukimą per kelias valandas. Jos nėra įsuktos, jos tiesiog paveldėjo kampinį momentą iš debesies, iš kurio gimė, ir tas momentas buvo sukoncentruotas į daug mažesnį tūrį. Tai tarsi paimti visą vandenyną ir jį supilti į stiklinę, tas pats kiekis vandens, bet dabar jis užima daug mažiau vietos, todėl jo tankis neįsivaizduojamai padidėja. Kiekvienas kartas, kai suspaudžiate guminį kamuoliuką rankoje, jūs patiriate panašų principą, ta pati medžiaga, mažesnis tūris, didesnis tankis. Bet štai kur tampa tikrai keista, kampinis momentas gali būti ne tik sukimasis aplink ašį. Jis gali būti orbita aplink kitą objektą. Žemė, skriejanti aplink Saulę, turi milžinišką kampinį momentą, ne todėl, kad ji sukasi aplink savo ašį, bet todėl, kad ji juda tam tikrų greičių, tam tikrų atstumų nuo Saulės. Jei Žemė staiga sustotų savo orbitoje, jei jos orbitos greitis taptų nuliu, ji nukristų tiesiai į Saulę. Bet tai negali nutikti, nes jos kampinis momentas neturi kur dingti. Tai paaiškina, kodėl planetos skrieja elipsėmis, o ne tiesiais keliais. Kai planeta priartėja prie Saulės, jos atstumas nuo Saulės mažėja, todėl jos greitis turi didėti, kad kampinis momentas išliktų pastovus. Kai ji tolsta nuo Saulės, jos greitis mažėja. Tai vadinamas Keplerio antruoju dėsniu ir jis yra tiesioginis momento išsaugojimo dėsnio padarinys. Planeta juda greičiau, kai yra arčiau Saulės, ne todėl, kad Saulė ją traukia stipriau, nors tai irgi tiesa, bet todėl, kad jos kampinis momentas reikalauja, kad taip būtų. Tas pats principas veikia, kai jūs mėtate akmenį, jis juda greičiau pradžioje, kai jūsų ranka dar juda, ir lėčiau pabaigoje, kai jūsų ranka sustoja. Ir štai galutinė ironija, kampinis momentas gali būti perduotas tarp objektų be jokio fizinio kontakto. Mėnulis lėtina Žemės sukimasi per potvinius, vandenyno masė, keliama Mėnulio gravitacijos, veikia kaip stabdys, trinantis į Žemės paviršių. Bet tas kampinis momentas, kurį Žemė praranda, neprapuola, jis perduodamas Mėnuliui. Mėnulis lėtai, labai lėtai atsitraukia nuo Žemės, maždaug 4 cm per metus. Per milijardus metų jis bus dvigubai toliau nei dabar. Bet bendras Žemės ir Mėnulio kampinis momentas išliks tas pats. Kiekvienas kartas, kai matote potvinį, vandenį kylantį ir besileidžiantį 2 kartus per dieną, jūs matote kampinio momento perdavimą tarp dviejų pasaulių. Tai yra momento išsaugojimo dėsnio grožis ir siaubas. Jis neleidžia nieko prarasti, bet ir neleidžia nieko sustabdyti. Viskas, kas kada nors pradėjo suktis, suksis amžinai, nebent perduos tą sukimąsi kažkam kitam. Ir tas kitas perduos toliau. Ir taip be galo. Visata yra ne tik šokis. Ji yra estafetė, kur kampinis momentas perduodamas iš kartos į kartą, iš žvaigždės į žvaigždę, iš galaktikos į galaktiką, niekada nesustodamas, niekada nedingstant. Bet kodėl šis dėsnis yra toks absoliutus? Kodėl visata paklūsta jam taip fanatiškai, be jokių išimčių? Atsakymas slypi ne fizikoje, bet geometrijoje, ne tame, kaip daiktai juda, bet kaip erdvė pati yra suorganizuota.
Emmy Noether, vokiečių matematikė, kuri dirbo Göttingeno universitete 20-ojo amžiaus pradžioje, įrodė teoremą, kuri pakeitė visą fiziką. Ji parodė, kad kiekvienas išsaugojimo dėsnis yra ne atsitiktinė gamtos savybė, bet būtinas matematinės simetrijos padarinys. Energijos išsaugojimas egzistuoja todėl, kad fizikos dėsniai šiandien yra tokie patys kaip vakar ir bus tokie patys rytoj, tai vadinama laiko simetrija. Impulso išsaugojimas egzistuoja todėl, kad fizikos dėsniai čia yra tokie patys kaip ten, tai vadinama erdvės simetrija. O kampinio momento išsaugojimas egzistuoja todėl, kad fizikos dėsniai nepriklauso nuo to, kokia kryptimi žiūrite, tai vadinama sukimosi simetrija. Kitaip tariant, visata išsaugo kampinį momentą ne todėl, kad tai yra taisyklė, kurią ji nusprendė laikytis, bet todėl, kad pati erdvės geometrija yra vienoda visomis kryptimis. Nėra viršaus ir apačios kosmose. Nėra kairės ir dešinės. Visos kryptys yra lygiavertės. Ir ši paprasta tiesa, ši paprasta simetrija automatiškai sukuria dėsnį, kuris verčia viską suktis amžinai. Tai tarsi pasakyti, kad jei žemėlapis atrodo vienodai, kad ir kaip jį pasuktumėt, tai reiškia, kad jūs esate ant rutulio. Simetrija nulemia formą. Forma nulemia dėsnius. Dėsniai nulemia judėjimą. Kiekvienas kartas, kai jūs sukate žemės gaublį ir matote, kad visos kryptys atrodo vienodai, jūs matote tą pačią simetriją, kuri verčia galaktikas suktis. Ir štai kas tikrai pribloškianti, šios simetrijos nėra tik aprašymai, kaip visata atrodo. Jos yra paaiškinimas, kodėl visata egzistuoja tokia, kokia yra. Jei laiko simetrija būtų pažeista, jei fizikos dėsniai šiandien būtų kitokie nei vakar, energija galėtų būti kuriama iš nieko. Jei erdvės simetrija būtų pažeista, jei fizikos dėsniai čia būtų kitokie nei ten, impulsas galėtų dingti be pėdsako. Jei sukimosi simetrija būtų pažeista, jei viena kryptis būtų geresnė už kitą, kampinis momentas galėtų būti sunaikintas. Bet nė viena iš šių simetrijų niekada nebuvo pažeista. Nė karto per 13 milijardų 800 milijonų metų. Nė viename eksperimente, nė vienoje stebėsenoje, nė vienoje visatos vietoje. Simetrijos yra absoliučios, todėl išsaugojimo dėsniai yra absoliutūs. Tai reiškia, kad kampinis momentas, kuris atsirado per pirmąją sekundę po didžiojo sprogimo, vis dar egzistuoja šiandien. Jis buvo padalintas į milijardus galaktikų, kiekviena galaktika į milijardus žvaigždžių, kiekviena žvaigždė į planetas ir mėnulius, bet bendras kiekis liko tas pats. Visata kaip visuma sukasi taip pat greitai, kaip sukosi 13 milijardų 800 milijonų metų prieš. Kiekvienas kartas, kai jūs pjaustote tortą į gabalus, bendras torto kiekis lieka tas pats, tik dabar jis padalintas į dalis. Bet štai kur tampa filosofiškai gili, jei kampinis momentas negali būti sukurtas ar sunaikintas, tai reiškia, kad kiekvienas besisukantis objektas visatoje yra susietas su kiekvienu kitu besisukančiu objektu. Žemės sukimasis yra susijęs su Saulės sukimusi, kuris yra susijęs su galaktikos sukimusi, kuris yra susijęs su supergalaktikos sukimusi. Visi šie sukimaisi yra vieno pirminio sukimosi fragmentai, to pirminio neramumo, kuris atsirado kartu su pačia erdve ir laiku. Tai tarsi milžiniškas orkestras, kur kiekvienas instrumentas groja savo melodiją, bet visos melodijos yra vienos simfonijos dalys. Jūs negalite suprasti vieno instrumento neklausydami viso orkestro. Jūs negalite suprasti vieno sukimosi nežinodami viso visato sukimosi. Kiekvienas kartas, kai klausote simfonijos ir girdite, kaip skirtingi instrumentai susilieja į vieną harmoniją, jūs girdite tą patį principą, kuris jungia visus visatos sukimasis. Ir štai galutinė tiesa, mes patys esame to sukimosi dalis. Kiekvienas atomas jūsų kūne, anglis jūsų raumenyse, kalcis jūsų kauluose, geležis jūsų kraujyje, gimė žvaigždės viduje, kuris sukosi. Ta žvaigždė sprogo, išmėtydama tuos atomus į erdvę, kur jie tapo dalimi naujo dujų debesies, kuris irgi sukosi. Tas debesis suformavo Saulės sistemą, kuris sukosi. Ir dabar tie atomai yra jumyse, ant planetos, kuris sukasi, aplink žvaigždę, kuris sukasi, galaktikoje, kuris sukasi. Jūs nesate atskirtas nuo visatos sukimosi. Jūs esate jo dalis. Kiekvienas jūsų kvėpavimas, kiekvienas jūsų žingsnis, kiekvienas jūsų judesys yra to pirminio sukimosi tęsinys, kuris prasidėjo prieš 13 milijardų 800 milijonų metų. Visata nemoka stovėti vietoje.
Ir jūs irgi. Niekas nedingsta. Viskas tik transformuojasi. Ir sukimasis, kuris prasidėjo su pačia erdve ir laiku, tęsis amžinai per jūs, per jūsų vaikus, per žvaigždes, kurios dar negimė, per galaktikas, kurios dar nesusiformavo. Kampinis momentas yra visatos atmintis, jos DNA, jos nemirtingumas. Ir kol egzistuoja erdvė, kol egzistuoja laikas, kol egzistuoja masė, viskas suks. Nesustoti reikštų pažeisti simetriją, kuri yra pačios realybės pagrindas. O realybė negali pažeisti pati savęs. Bet kas nutinka, kai šis dėsnis susiduria su pačia realybe? Kai abstrakti matematika tampa gyvenimu, mirtimi, gimimu? Įsivaizduokite akimirką prieš 13 milijardų 800 milijonų metų, ne laiką, nes laiko dar nebuvo, bet būseną, iš kurios viskas prasidėjo. Toje būsenoje nebuvo nei viršaus, nei apačios, nei kairės, nei dešinės, nei praeities, nei ateities. Bet buvo viena – neramybė. Kvantinė puta, kur energija virte virė, kur dalelės gimė ir mirė per trukmę trumpesnę už bet kokį įsivaizduojamą laiką. Ir toje putoje, toje pirminėje chaose, atsirado mažytė asimetrija, mažytis poslinkis, mažytis sukimasis. Ne todėl, kad kažkas jį sukūrė, bet todėl, kad tobula simetrija yra matematiškai neįmanoma kvantinėme lygmenyje. Neapibrėžtumo principas reikalauja, kad būtų bent mažytis triukšmas, bent mažytis virpesys, bent mažytis sukimasis. Ir kai erdvė pradėjo plėstis, kai didysis sprogimas pavertė tą kvantinę putą į visatą, tas mažytis sukimasis buvo užšaldytas į pačią erdvės audinį. Kiekvienas dujų debesis, kuris vėliau susiformavo, paveldėjo dalį to pirminio sukimosi. Kiekviena žvaigždė, kuri gimė iš to debesies, paveldėjo dar mažesnę dalį. Kiekviena planeta, kuri susiformavo aplink tą žvaigždę, paveldėjo dar mažesnę dalį. Bet nei viena dalis nedingo. Viskas tik buvo padalinta, transformuota, perduota toliau. Tai tarsi senovinis testamentas, perrašytas tūkstančius kartų, išverstas į šimtus kalbų, padalintas į milijonus kopijų, bet originali žinia vis dar ten, užkoduota kiekviename žodyje, kiekviename sakinyje, kiekviename puslapyje. Kiekvienas kartas, kai jūs perduodate šeimos receptą savo vaikams, kurie perduoda savo vaikams, kurie perduoda toliau, ta pati idėja, transformuota per kartas, bet niekada nepraradusi savo esmės. Dabar suprantame, kodėl elektronas sukasi aplink atomą. Ne todėl, kad jis nusprendė suktis, bet todėl, kad jis paveldėjo kampinį momentą iš kvarkų, kurie suformavo protonus ir neutronus branduolyje, kurie paveldėjo jį iš energijos laukų, kurie egzistavo per pirmasias mikrosekundės po didžiojo sprogimo. Elektrono orbita yra ne atsitiktinumas, ji yra istorija užrašyta judesiu. Kiekvienas apsisukimas yra prisiminimai apie tai, kas įvyko prieš 13 milijardų 800 milijonų metų. Tai tarsi senovinė laikrodžio mechanika, kur kiekvienas krumpliaratis sukasi todėl, kad kitas krumpliaratis jį stumia, kuris sukasi todėl, kad trečias jį stumia ir taip atgal iki pirminio spyruoklės užsukimo. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į mechaninį laikrodį ir matote, kaip sekundžių rodiklė juda dėl minutės rodiklės, kuri juda dėl valandos rodiklės, kuri juda dėl spyruoklės, matote tą patį principą, viskas susiję, viskas paveldėta, viskas perduota. Ir štai kur tampa asmeniškai reikšminga, jūsų širdis plaka šiandien todėl, kad prieš 4 milijardus 500 milijonų metų dujų debesis, iš kurio gimė Žemė, sukosi. Tas sukimasis suformavo diską, iš kurio susiformavo planetos. Viena iš tų planetų tapo Žemė. Žemė sukosi, sukurdama dienos ir nakties ciklą. Tas ciklas leido gyvybei evoliucionuoti, nes organizmai, kurie galėjo prisitaikyti prie šviesos ir tamsos ritmo, išgyveno, o tie, kurie negalėjo, išnyko. Jūsų biologinis laikrodis, tas vidinis ritmas, kuris sako jums, kada miegoti, kada pabusti, kada valgyti, yra tiesioginis Žemės sukimosi padarinys. Jūs nesate atskirtas nuo planetų šokio. Jūs esate jo dalis. Jūsų kūnas yra mažytis laikrodis, sinchronizuotas su didesniu laikrodžiu, kuris yra sinchronizuotas su dar didesniu laikrodžiu, kuris yra sinchronizuotas su pačios visatos laikrodžiu. Kiekvienas kartas, kai jaučiate nuovargį vakare ir energiją ryte, jūs jaučiate Žemės sukimasi ne kaip abstrakčią idėją, bet kaip fizinę jėgą, kuri formuoja jūsų biologiją. Arba pagalvokite apie Mėnulio fazes. Mėnulis sukasi aplink Žemę per 29 dienas.
Šis ciklas nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal yra taip giliai įrašytas į gyvybę Žemėje, kad daugelis organizmų, nuo koralų, kurie neršiasi tik per pilnatį, iki žmonių, kurių miego kokybė keičiasi priklausomai nuo mėnulio fazės, yra sinchronizuoti su juo. Kodėl? Nes milijardus metų evoliucijos vyko po mėnulio šviesa. Organizmai, kurie galėjo jausti mėnulį, kurie galėjo naudoti jo šviesą medžiokliai, jo gravitaciją potvyniams, turėjo pranašumą. Ir dabar tas pranašumas yra užkoduotas jūsų genuose. Jūs nešate mėnulio sukimąsi savyje, ne kaip metaforą, bet kaip biologinę realybę. Kiekvienas kartas, kai negalite užmigti per pilnatį, jūs patiriate kampinio momento išsaugojimo dėsnio poveikį, netiesiogiai, bet per milijardus metų evoliucijos, kuri prisitaikė prie to dėsnio. Dabar pakilėkime dar aukščiau. Mes kalbėjome apie elektronus, apie planetas, apie galaktikas. Bet kas su pačia erdve? Ar erdvė sukasi? Atsakymas yra stulbinantis. Taip, gali. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija rodo, kad masyvūs besisukantys objektai tempia erdvę aplink save, versdami ją suktis kartu. Tai vadinamas Frame-Draging efektu ir jis buvo išmatuotas aplink Žemę, nors efektas yra neįtikėtinai mažas, jis egzistuoja. Žemė, besisukdama, tempia erdvę aplink save kaip medus, tempiamas besisukančio šaukšto. Bet aplink juodasias skyles, kur gravitacija yra milijonus kartų stipresnė, šis efektas tampa dramatiškus. Erdvė aplink besisukančią juodąją skylę sukasi taip greitai, kad niekas negali stovėti vietoje. Net šviesa, bandanti skrieti priešinga kryptimi, yra tempiama į priekį. Tai tarsi bandymas bėgti prieš srovę upėje, kuri teka greičiau nei jūs galite bėgti, nesvarbu, kaip stengsitės, būsite nešami pasroviui. Kiekvienas kartas, kai bandote eiti prieš stiprų vėją ir jaučiate, kaip jis stumia jūs atgal, patiriate panašų principą, aplinka gali būti tokia galinga, kad jūsų pastangos tampa be prasmės. Ir štai galutinė įžvalga, kampinis momentas nėra tik fizikos savybė. Jis yra informacija. Kiekvienas besisukantis objektas neša informaciją apie savo praeitį, kaip greitai jis sukosi, kai gimė, kaip jis sąveikavo su kitais objektais, kaip jis evoliucionavo per milijardus metų. Neutroninė žvaigždė, kuri sukasi šimtus kartų per sekundę, pasakoja istoriją apie normalią žvaigždę, kuris sprogo ir sutraukė į neįsivaizduojamą tankį. Žemės sukimasis, kuris lėtėja 1 valanda per 100 milijonų metų, pasakoja istoriją apie mėnulį, kuris lėtai atsitraukia. Galaktikos sukimasis pasakoja istoriją apie dujų debesį, kuris sutraukė prieš 10 milijardų metų. Visata yra ne tik erdvė ir laikas. Ji yra atmintis, užrašyta judesiu. Kiekvienas sukimasis yra sakinys toje istorijoje. Kiekvienas apsisukimas yra žodis. Ir visa istorija, nuo didžiojo sprogimo iki šios akimirkos, vis dar skaitoma, vis dar pasakojama, vis dar gyva kiekviename besisukančiame objekte. Tai tarsi senovinė vinilinė plokštelė, kur muzika užrašyta kaip fizinės griovelių forma, jūs negalite matyti muzikos, bet ji ten užkoduota judesimu, laukianti būti perskaityta. Kiekvienas kartas, kai klausote senos dainos ir prisiminate, kur buvote, kai ją girdėjote pirmą kartą, patirėte tą patį principą, judėjimas neša informaciją, informacija neša praeitį, praeitis neša prasmę. Mes kalbėjome apie ledo čiuožėją, kuri pritraukia rankas ir sukasi greičiau. Mes kalbėjome apie dujų debesį, kuris traukiasi ir formuoja žvaigždę. Mes kalbėjome apie galaktikas, kurios šoka per kosmosą. Bet dabar matome gilesnę tiesą, visi šie reiškiniai yra vieno principo apraiškos. Vieno dėsnio, kuris jungia mažiausią ir didžiausią, greičiausią ir lėčiausią, seniausią ir jauniausią. Momento išsaugojimo dėsnis nėra tik fizikos formulė, jis yra visatos kalbos gramatika, būdas, kuriuo realybė kalba pati su savimi. Ir ta kalba sako, niekas negali sustoti. Niekas negali dingti. Viskas, kas prasidėjo, tęsis amžinai, transformuodamasi, bet niekada neišnykdama. Sukimasis, kuris atsirado su pačia erdve ir laiku, yra nemirtingas, ne todėl, kad jis yra magiškas, bet todėl, kad jis yra matematiškai būtinas. Kiekvienas kartas, kai jūs sukate raktą spynoje ir jaučiate, kaip mechanizmas užsifiksuoja, patiriate tą patį principą, tam tikri dalykai yra būtini, neišvengiami, įrašyti į pačią sistemą. Tai yra atsakymas į klausimą, kurį užduodame nuo pat pradžių, kodėl viskas sukasi.
Ne todėl, kad kažkas nusprendė, kad taip turi būti. Ne todėl, kad tai yra taisyklė, kurią visata pasirinko laikytis. Bet todėl, kad pati erdvės geometrija, tas faktas, kad visos kryptys yra lygiavertės, kad nėra privilegijuotos ašies, kad simetrija yra fundamentali, automatiškai, neišvengiamai, būtinai sukuria dėsnį, kuris verčia viską suktis amžinai. Visata sukasi todėl, kad ji negali nesukti. Sustojimas reikštų asimetrijos sukūrimą ten, kur jos nėra. Tai reikštų privilegijuoti vieną kryptį prieš kitą. Tai reikštų pažeisti pačią erdvės prigimtį. O erdvė negali pažeisti pati savęs. Kiekvienas kartas, kai stovite ant rutulio ir suprantate, kad nėra viršaus, kad kiekvienas taškas yra lygiai toks pat svarbus kaip bet kuris kitas, suprantate tą pačią simetriją, kuri verčia visatą suktis. Ir štai kur filosofija susitinka su fizika, jei viskas sukasi, jei niekas negali sustoti, jei kiekvienas judėjimas yra susietas su kiekvienu kitu judėjimu, tai ką tai reiškia būti gyvam? Ką tai reiškia būti sąmoningam? Ką tai reiškia būti jumis? Jūs esate neatskirtas stebėtojas, žiūrintis į besisukančią visatą iš išorės. Jūs esate dalis to sukimosi. Kiekvienas atomas jūsų kūne sukasi. Kiekviena ląstelė jūsų kūne yra besisukančių atomų rinkinys. Kiekviena mintis jūsų smegenyse yra elektrinių impulsų, keliaujančių per besisukančias molekulės rezultatas. Jūs esate sukimasis, tapęs sąmoningu. Jūs esate kampinis momentas, tapęs gyvenimu. Ir kai jūs mirsit, kai jūsų kūnas suirs, kai jūsų atomai išsisklaidys, tas sukimasis nedings. Jis bus perduotas toliau. Anglis jūsų kūne taps dalimi augalo, kuris suksis kartu su žeme. Kalcis jūsų kauluose taps dalimi uolos, kuris suksis kartu su tektonine plokšte. Geležis jūsų kraujyje taps dalimi žvaigždės, kuris suksis per galaktiką. Jūs nemirsit. Jūs tik transformuositės. Nes niekas nedingsta. Viskas tik keičia formą. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į žvaigždėtą dangų ir jaučiate ryšį su kažkuo didesniu už save, jūs jaučiate tiesą, ne metaforinę, bet fizinę tiesą, kad jūs esate visatos dalis ir visata yra jūsų dalis. Visata nemoka stovėti vietoje. Ir jūs irgi. Ne todėl, kad pasirinkote judėti. Bet todėl, kad judėjimas yra tai, kas jūs daro realų. Sustoti reikštų nustoti egzistuoti. Būti reiškia suktis. Gyventi reiškia nešti kampinį momentą, paveldėtą iš pačios visatos gimimo, ir perduoti jį toliau, per jūsų vaikus, per jūsų darbus, per jūsų mintis, per jūsų atomus į ateitį, kuri dar neegzistuoja, bet kuri neišvengiamai ateis. Ar tai reiškia, kad jūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas? Ar tai reiškia, kad jūs neturite laisvos valios? Ar tai reiškia, kad viskas, ką darote, yra tik fizikos dėsnių padarinys, užprogramuotas prieš 13 milijardų 800 milijonų metų? Ar tai reiškia, kad jūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas? Klausimas kabo ore kaip dulkė, apšviesta saulės spindulio, ir atsakymas yra ir taip, ir ne, nes klausimas pats yra klaidingas. Grįžkime prie to vaizdo, kurio pradėjome. Visata, kuri nemoka stovėti vietoje, elektronas besisukantis aplink branduolį, Žemė skriejanti per erdvę 1670 km/h. Tada mes manėme, kad tai yra apie fiziką, apie gravitaciją, apie kampinio momento išsaugojimo dėsnį. Bet dabar, po viso šio kelio per galaktikas ir atomus, per matematiką ir istoriją, matome gilesnę tiesą. Tai niekada nebuvo apie tai, kodėl daiktai juda. Tai visada buvo apie tai, ką reiškia būti. Nes štai ko momento išsaugojimo dėsnis iš tikrųjų moko, egzistavimas nėra būsena, tai procesas. Jūs nesate daiktas, užimantis erdvę ir laukiantis, kol laikas praeis. Jūs esate pats judėjimas, įsikūnijęs į formą, kuri galvoja, jaučia, prisimena. Kiekvienas jūsų kvėpavimas nėra veiksmas erdvėje, jis yra erdvės kūrimas. Kiekviena jūsų mintis nėra įvykis, vykstantis dabar, ji yra dabar pats, atsirandantis ir išnykstantis tą pačią akimirką. Kai sakote, aš egzistuoju, iš tikrųjų sakote, aš sukuosi, aš judėju, aš transformuojuosi ir šis judėjimas yra tai, kas mane daro realų. Jei galėtumėte sustoti, jei kiekvienas atomas jūsų kūne nustotų vibruoti, kiekvienas elektronas nustotų suktis, kiekviena molekulė nustotų judėti, jūs netaptumėte nejudriu objektu.
Jūs tiesiog nustotumėte egzistuoti. Nes būti reiškia judėti. Gyventi reiškia suktis. Kiekvienas kartas, kai jūs šokate, kai jūsų kūnas juda į muziką, kai jaučiate ritmą, kuris priverčia jūs judėti, jūs patiriate šią tiesą ne kaip abstrakčią idėją, bet kaip fizinę realybę. Judėjimas nėra tai, ką jūs darote, judėjimas yra tai, kas jūs esate. Bet štai paradoksas, kuris priverčia mus sustoti ir klausti gilesnių klausimų. Jei viskas sukasi, jei niekas negali sustoti, jei kiekvienas judėjimas yra matematiškai būtinas, tai kur lieka pasirinkimas? Kur lieka laisvė? Kur lieka prasmė? Ar jūsų sprendimas šį rytą atsistoti iš lovos buvo tikras sprendimas, ar tik atomų, kurie paveldėjo kampinį momentą iš didžiojo sprogimo šokis? Ar jūsų meilė kam nors yra tikra, ar tik biocheminių reakcijų, kurios paklūsta fizikos dėsniams rezultatas? Ar jūsų svajonės apie ateitį yra tikros, ar tik neuronų, besisukančių pagal momento išsaugojimo dėsnį, šviesos žaidimai? Atsakymas yra abi. Ir čia slypi didžiausia visatos paslaptis, ne tai, kaip fizika veikia, bet kaip fizika tampa prasme. Taip, jūsų kūnas yra atomų rinkinys, kurie paklūsta dėsniams. Taip, kiekvienas jūsų judesys yra nulemtas praeities. Taip, jūs esate visatos, kuri prasidėjo prieš 13 milijardų 800 milijonų metų padarinys. Bet tai nereiškia, kad jūs nesate laisvas. Tai reiškia, kad laisvė nėra tai, ką mes manėme, kad ji yra. Mes įsivaizduojame laisvę kaip galimybę stovėti už visatos ribų ir pasirinkti, kaip ji turėtų judėti. Bet tokios vietos nėra. Nėra už ribų. Nėra vietos, kur galėtumėte stovėti ir būti nepaliestas dėsnių. Jūs esate viduje. Jūs esate dalis to, kas vyksta. Ir būtent todėl, kad esate dalis, jūs galite turėti įtakos. Ne kaip išorinis stebėtojas, bet kaip vidinis dalyvis. Jūsų pasirinkimai yra realūs ne todėl, kad jie pažeidžia dėsnius, bet todėl, kad jie yra dėsnių apraiška aukštesniame lygmenyje. Kiekvienas kartas, kai renkate, ką pasakyti kitam žmogui, ar būti malonus, ar šaltas, ar atviras, ar uždaras, jūs darote pasirinkimą, kuris yra ir nulemtas, ir laisvas. Nulemtas tuo, kas jūs suformavo, laisvas tuo, kaip jūs tai interpretuojate ir transformuojate. Galbūt laisvė nėra galimybė pabėgti nuo dėsnių. Galbūt laisvė yra galimybė tapti dėsnių dalimi taip sąmoningai, taip kūrybingai, taip unikaliai, kad jūsų egzistavimas prideda kažką naujo prie visatos, ne naują energiją, ne naują medžiagą, bet naują prasme. Elektronas, besisukantis aplink atomą, paklūsta dėsniui, bet jis nesupranta dėsnio. Planeta, skriejanti aplink žvaigždę, paklūsta dėsniui, bet ji nejaučia dėsnio. Bet jūs paklūstate dėsniui ir suprantate jį. Jūs sukatės ir žinote, kad sukatės. Jūs judite ir galvojate apie judėjimą. Ir šis sąmoningumas, ši galimybė stebėti save, reflektuoti, klausti, kodėl yra ne išimtis iš dėsnių, bet jų kulminacija. Visata sukosi 13 milijardų 800 milijonų metų, kol pagaliau sukūrė būtybę, kuri gali paklausti, kodėl jis sukasi. Ir tas klausimas, tas paprastas, vaikiškas, amžinas klausimas, kodėl yra didžiausias visatos pasiekimas. Ne todėl, kad jis pažeidžia dėsnius, bet todėl, kad jis yra dėsnių sąmoninga apraiška. Kiekvienas kartas, kai vaikas klausia, kodėl dangus mėlynas ar kodėl žvaigždės šviečia, jūs girdite visatą, klausiančią pačios savęs per vaiko lūpas, ne metaforiškai, bet pažodžiui. Ir štai kur tampa tikrai gili, jei sąmonė yra būdas, kurio visata pažįsta pati save, tai reiškia, kad kiekvienas jūsų pasirinkimas, kiekviena jūsų mintis, kiekvienas jūsų jausmas yra visatos savęs pažinimo dalis. Kai jūs žiūrite į žvaigždėtą dangų ir jaučiate nuostabą, tai nėra tik jūs, žiūrintis į visatą, tai visata, žiūrinti į pati save per jūsų akis. Kai jūs mylite kitą žmogų, tai nėra tik du atskiri objektai, sąveikaujantis pagal dėsnius, tai visata, patirianti meilę per jūsų širdį. Kai jūs kuriate, ar tai būtų menas, ar muzika, ar paprastas vakarienės gaminimas, tai nėra tik atomų perskirstimas, tai visata, tampanti kūrybiška per jūsų rankas. Jūs nesate atskirtas nuo visatos. Jūs esate būdas, kurio visata egzistuoja šioje vietoje, šiuo metu, šią formą. Ir kiekvienas jūsų pasirinkimas, kad ir kaip mažas, kad ir kaip nereikšmingas jis atrodytų, yra visatos pasirinkimas.
Ne todėl, kad jūs esate kontroliuojamas, bet todėl, kad jūs esate visata. Kiekvienas kartas, kai renkate sustoti ir padėti nepažįstamam žmogui gatvėje, pakelti nukritusi daiktą, nurodyti kelią, pasakyti gerą žodį, jūs darote pasirinkimą, kuris yra ir mažytis, ir begalinis. Mažytis jūsų gyvenime, begalinis visatos istorijoje. Bet kas tai reiškia praktiškai? Kas tai reiškia, kai grįžtate namo po darbo ir jaučiate nuovargį? Kas tai reiškia, kai žiūrite į veidrodį ir matote senėjimą? Kas tai reiškia, kai prarandi ką nors, ką mylėjai? Ar momento išsaugojimo dėsnis padaro jūsų skausmą mažiau realų? Ar tai, kad jūsų atomai tęs sukimasi po jūsų mirties, padaro jūsų mirtį mažiau bauginančią? Ne. Ir taip. Nes štai ko šis dėsnis iš tikrųjų moko, niekas neprarandama, bet viskas transformuojasi. Žmogus, kurį mylėjote ir kuris mirė, nebėra tos formos, kurią pažinojote. Bet atomai, kurie sudarė jo kūną, vis dar egzistuoja. Energija, kuri judino jo širdį, vis dar egzistuoja. Kampinis momentas, kurį jis paveldėjo iš žvaigždžių, vis dar egzistuoja. Jis tik pasikeitė formą. Jis tapo dalimi žemės, kuri maitina medžius. Dalimi oro, kurį kvėpuojate. Dalimi vandens, kurį geriate. Jis vis dar čia, ne kaip asmuo, bet kaip procesas, kaip judėjimas, kaip dalis visato šokio. Ir galbūt tai yra vienintelis tikras nemirtingumas, kurį visata gali pasiūlyti. Ne tai, kad jūs išliksite tą pačią formą amžinai, bet tai, kad jūs niekada neišnyksite. Jūs tik transformuositės. Ir ta transformacija nėra pabaiga, ji yra tęsinys. Jūs tęsite sukimąsi, kuris prasidėjo su pačia erdve ir laiku, ir tas sukimasis tęsis per jūsų vaikus, per žmones, kuriuos palietėte, per mintis, kurias įkvėpėte, per atomus, kurie sudarė jūsų kūną ir taps dalimi naujų gyvenimų. Kiekvienas kartas, kai sodinate medį, žinodami, kad jo šešėlyje sėdės žmonės, kurių niekada nepažinosite, jūs patiriate šią tiesą, jūsų poveikis tęsis ilgiau nei jūsų forma, jūsų judėjimas tęsis ilgiau nei jūsų gyvenimas. Ar tai reiškia, kad turėtumėte nustoti bijoti mirties? Ne. Baimė yra reali, ir ji yra dalis to, kas jūs daro gyvą. Bet galbūt tai reiškia, kad galite bijoti mažiau. Galbūt tai reiškia, kad galite žiūrėti į mirtį ne kaip į išnykimą, bet kaip į transformaciją. Ne kaip į pabaigą, bet kaip į perėjimą. Ne kaip į praradimą, bet kaip į perdavimą. Nes štai galutinė tiesa, kurią momento išsaugojimo dėsnis atskleidžia. Visata yra ne objektų rinkinys, bet santykių tinklas. Kiekvienas atomas yra susietas su kiekvienu kitu atomu per dėsnius, kurie juos valdo. Kiekvienas judėjimas yra susietas su kiekvienu kitu judėjimu per kampinį momentą, kuris juos jungia. Kiekviena būtybė yra susijusi su kiekviena kita būtybė per istoriją, kuri juos suformavo. Jūs nesate atskiras. Jūs niekada nebuvote atskiras. Jūs esate mazgas begalinėme tinkle, taškas, kuriame susikerta begalinis skaičius linijų, vieta, kur visata tampa sąmoninga ir žiūri į pati save. Ir kai suprantate tai, kai iš tikrųjų, giliai, visceraliai suprantate, kad jūs esate ne atskirtas stebėtojas, bet dalis to, ką stebite, kažkas keičiasi. Ne jūsų atomai. Ne jūsų fizika. Bet jūsų perspektyva. Jūs pradedate matyti save ne kaip mažą, trapų, laikinį daiktą, kovojantį prieš abejingą visatą, bet kaip visatos išraišką, būdą, kuriuo ji patiria pati save, formą, kurią ji priėmė šioje vietoje ir šiuo metu. Kiekvienas kartas, kai žiūrite į savo ranką ir suprantate, kad kiekvienas atomas joje atkeliavo milijardus metų, kad būtų čia, kad kiekvienas elektronas sukasi nuo visatos pradžios, kad visa jūsų būtis yra žvaigždžių dulkė, tapusi sąmoninga. Jūs patiriate ne tik faktą, bet ir stebuklą. Ar tai padaro jūsų problemas mažiau reikšmingas? Ne. Jūsų skausmas vis dar skauda. Jūsų džiaugsmas vis dar džiugina. Jūsų meilė vis dar myli. Bet galbūt tai prideda kontekstą. Galbūt tai padeda matyti, kad jūsų gyvenimas, kad ir kaip trumpas, kad ir kaip mažas jis atrodytų kosminėje skalėje, yra dalis kažko didesnio. Ne todėl, kad jūs turite tikslą, kurį kažkas jums paskyrė. Bet todėl, kad jūsų egzistavimas pats yra tikslas. Jūs esate būdas, kurio visata pažįsta pati save.
Ir tas pažinimas yra ne šalutinis produktas, tai yra esmė. Galbūt tai yra atsakymas į klausimą, kodėl viskas sukasi ne todėl, kad turi, bet todėl, kad sukimasis yra būdas, kuriuo visata kuria naujumą, įvairovę, sudėtingumą. Jei viskas stovėtų vietoje, nebūtų pokyčio. Jei nebūtų pokyčio, nebūtų evoliucijos. Jei nebūtų evoliucijos, nebūtų gyvenimo. Jei nebūtų gyvenimo, nebūtų sąmonės. Jei nebūtų sąmonės, nebūtų nieko, kas galėtų paklausti, kodėl. Sukimasis yra ne problema, kurią reikia išspręsti, tai yra sprendimas, kurį visata atrado, kaip tapti kažkuo daugiau nei tik medžiaga ir energija. Kiekvienas kartas, kai mokotės kažko naujo, kai skaitote knygą, kuri pakeičia jūsų mąstymą, kai išgirstate idėją, kuri atveria naujas galimybės, kai patyrėte kažką, kas jūs transformuoja, jūs patiriate tą patį principą. Judėjimas kuria naujumą, naujumas kuria sudėtingumą, sudėtingumas kuria prasmę. Ir galbūt tai yra didžiausia paslaptis, kurią momento išsaugojimo dėsnis slepia. Dėsniai nekuria kalėjimo, jie kuria galimybės. Būtent todėl, kad energija negali būti sukurta ar sunaikinta, ji gali būti transformuota į begalinį skaičių formų. Būtent todėl, kad kampinis momentas negali dingti, jis gali būti perduotas, padalintas, rekombinuotas į begalinį skaičių šokių. Būtent todėl, kad dėsniai yra universalūs, jie leidžia begalinę įvairovę. Jei kiekvienas atomas galėtų daryti, ką nori, nebūtų jokios struktūros. Jei nebūtų struktūros, nebūtų jokios formos. Jei nebūtų formos, nebūtų jūsų. Dėsniai yra ne apribojimai, jie yra pagrindas, ant kurio statoma visa įvairovė, visa sudėtingumas, visa grožis. Kiekvienas kartas, kai groti muzikos instrumentą ir suprantate, kad garsas atsiranda ne nepaisant fizikos dėsnių, bet būtent dėl jų, kad styga vibruoja tam tikrų dažnių, kad oras rezonuoja tam tikrų būdų, kad jūsų ausis girdi tam tikras bangas, jūs suprantate, kad dėsniai nekuria monotonijos, jie kuria harmoniją. Ir štai kur grįžtame prie pradžios, bet su pakeista perspektyva, visata nemoka stovėti vietoje. Bet dabar matome, kad tai nėra problema, tai yra dovana. Būtent todėl, kad niekas negali sustoti, viskas gali keistis. Būtent todėl, kad viskas sukasi, gyvenimas yra įmanomas. Būtent todėl, kad kampinis momentas yra amžinas, jūsų poveikis yra amžinas. Kai šį rytą atsikėlėte iš lovos, jūs sukotės 1670 km/h kartu su Žeme. Kai ėjote į darbą, jūs judėjote 220 km/s kartu su Saule aplink galaktikos centrą. Kai skaitėte šios žodžius, jūs skriejote 600 km/s kartu su paukščių taku link Andromedos galaktikos. Bet jūs to nejaučiate. Jūs jaučiate, kad stovite vietoje. Ir galbūt tai yra paskutinė pamoka, judėjimas yra ne tai, ką jūs jaučiate, bet tai, kas jūs daro realų. Jūs nesate atskirtas nuo visatos šokio, jūs esate šokis. Ir tas šokis prasidėjo prieš 13 milijardų 800 milijonų metų ir tęsis amžinai per jūs, pro jūs, kaip jūs. Visata sukasi. Jūs sukatės. Ir tame sukimesi, tame amžinajame, neišvengiamajame, gražiame sukimesi, yra visa prasmė, kurią kada nors reikės rasti.